Sveiki. Tai sugalvojau tokį įdomų dalyką pasidaryti. Turbūt kiekvienas iš mūsų vaikystėje darėm tokį dalyką, kaip su draugais kur nors norėjome arba statėmės vadinamas būstinės, mes tai vadinam su draugais bazėm. Ir tai iš tikrųjų buvo labai smagi ir didelė dalis mūsų vaikystės. Tai ką aš sugalvojau padaryti, kad pas mane kaime yra čia tokia vietelė, toks kampelis medžių, kuriuose iš tikrųjų ir norėčiau tai pradėti daryti šiandien. Tai mano tikslas yra čia šitą kampelį paversti kažkuo kitu. Šiandien darau tokį įžanginį video, maždaug papasakot, kas čia bus ir panašiai. Tai šiandien norėčiau čia viską prasivalyti ir įsikurti laužavietę ir išsikepti maisto. Galbūt čia, kur ir klupiu iš tikrųjų, gal čia ir bus mūsų laužavietė. O gal nors ten kažkur. Gerai, tai dabar yra tokia vieta. Čia iš tikrųjų per kamerą nesimato, bet čia realiai gaunasi toks ratas. Čia akmenys, čia tada tokiu kaip ir rateliu suka medžiai. Čia irgi toksai medžių apsupta vietelė, tai manau čia gaunasi labai gražus ratas. Čia galėtumėm visą šitą plotą išsivalyti ir pradės statytis laužavietę. Šiaip tai esu kaime ir nemanau, kad darysiu taip, kad limituosiu kažkokius daiktus, kiek galiu naudoti ir panašiai. Ką rasiu, ką naudosiu, kas man padės statyboms, tą rimsiu. Tai dabar pasiimu grėblį ir darysim valytis. Tai dar čia pirmą iš tikro šito vietoj, kur aš čia norėjau eiti viską daryti. Čia prie pat per kokią 5-10 metrų vaikščiojo lapė. Ir iš pradžių galvojom, kad jinai pasiutos lapė, nes jinai tiesiog nereagavo į žmonės. Tai greičiausiai kaimynų iš tas taikėsi. Jo, biški buvo baisu, iš tikro galvojau, net nieko nepavyks man pasidaryti šiandien. Bet atėjom, nuvėjom lapę, likom saugus. Gerai, tai kad jums geriau įsivaizduoti, tai ką aš turiu omeny. Čia pasidariau tokį ratą ir visas šitas šiukšles reikės kažkur išvežti. Šiaip galvojau gal deginti, bet šiaip nelabai norėčiau daug dūmų, kad kiltų iš tos vietos. Tai galvoju, gal kažkur tiesiog į kokį kampą išvešiu šias ir bus ramu. Tai išsivaliau, viskas dabar atrodo taip. Dabar dar geriau galite įsivaizduoti, kaip čia kas bus. Vidury laužas. Aplink bandysiu sėdimas vietas kažkaip padaryti, bet vietas gal palikim kitam kartui. Šiaip suprantu, kad čia dar daug lapų prikris, bet norėjau kaip ir tokį pagrindą prasivalyti. Nes vis tiek automatiškai čia kitam kartui bus žymiai lengviau viską valytis. Gal atrodė iš tikro, kad čia viskas greitai vyko, bet pradėjau greboti tą vietą, kur žiauriai daug šiferio buvo, tai kol jį išlupau visai žemės, kol viskas suvežiau, tai čia kokį beveik pusvalandį truko viskas. Tai pasidariau laužavietę ir ką? Manau, nieko nelaukiam ir einam užsikurti, nes jau šviesos liko kokią valandą.
Tikrai, tai dabar manau, kol ugnis kūrenasi, kol turėsim daugiau žarėjų, tai reikėtų eiti viską apsitvarkyti. Tai reikia pasidėti karutį gal kur, susidėti maistą vietoj, susidėti malkas maždaug visas vietoj ir sukapuotas ir kuris dar kaposiuosi kažkur, vat, kur nesalytų kitam kartui. Jo, va tokius dalykus galim pasidaryti, iki kol eisim valgyti. Malkas galvoju, gal po šitų lazdynų numesiu, tai ne taip greit sušlaps, negu kad čia kažkur po atvirai mėtytis. Tai jo, bandysiu kuo daugiau prisimest malkos, kad kitam kartui nereiktų ieškotis. Viskas, vienintelis dalykas, ką šiandien noriu dar pasidaryti, tai gal kokį didesnį akmenį atsistumt, nes reiktų kažkur prie laužo atsisėst. Šiaip čia prie pat manęs yra akmenų, bet jie labai giliai žemė įstrigę, tai aš nemanau, kad aš juos išlupsiu, bet galim pabandyti. Kažkur čia gal dar atsisėsim. Tai dabar gal norėčiau plačiau pakalbėti, plačiau negu sakiau pradžioj, ką aš būtent čia noriu pasidaryti. Tai kaip matėte, šiandien pasidariau laužavietę. Ir tai nėra viskas, tai yra tik kaip ir pradžia, ką aš norėčiau čia šitam plote pasidaryti. Tai pasidarysiu laužavietę, pasidarysiu daugiau sėdimų vietų, pasidarysiu kaip reikiant malkinę gerą, nes kiekvieną kartą, kada aš čia būsiu, aš kūrensiu laužą, o laužai reikia ugnies, tai pasidarysim kaip reikiant gerą malkinę. Ir mano koks tikslas, tai gal nebūtinai žiemą, bet kada jau įsikursiu, bus praleisti naktį. Ką aš kalbėjau, kad mano tikslas bus, kai čia jau daugiau įsikursiu, nežinau ar tai bus žiema, galbūt jau netgi pavasaris, bet pasistengsiu, kad jau viskas būtų padaryta žiemą. Mano tikslas bus čia praleisti naktį, o gal ir daugiau. Tai keptis maistą, bendrauti su jum, galbūt jau atsakyti jūsų klausimus. Tai va, norėčiau pasidaryti kažkokią nakvynės būtent vietą. Jau tos vietos nedaryčiau, kad ji būtų palapiniai, nes palapinė šaliai dabar čia galėčiau bet kur nusimesti ir jau galėčiau nakvoti. Aš norėčiau kažką pats pasistatyti, tai gal kokį būtų namuką, gal šiaip kokią pastogę, va, kažką tokio norėčiau čia įsikurti. Manau, viską susakiau, koks mano tikslas čia. Pasidaryti tokią kaip ir bazę, kur aš galėčiau būti, kur aš galėčiau, kaip sakoma, chillint. Šiandien pasidarėm laužavietę, o kitą kartą galbūt jau pasidarysim kokius nors suoliukus, kad jau susidarytų vaizdas, kad čia kažkokia laužavietė, kaip ir stovyklavietė, tai va. Jo, dabar varom keptis maisto. Truputį buvo avarija, ne taip užmoviau dešrelę. Ar šiandienai pasiėmiau Milko sausainių ir Spraito. Jo, mano mėgstamiausias gėrimas, tikiuosi kažkada jie pasiūlys man kartu dirbti. Tai ką, labai norėjau pasakyti ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Labai ačiū, kad žiūrėjote tą patį pirmą video, nes dėl jūsų palaikymo, dėl kiekio, kiek surinko video peržiūrų, kiek surinko laikų ir kiek aš surinkau prenumeratorių, man iš tikrųjų labai mane pastumėjo į priekį sukurti ir šitą video, ir sukurti iš viso šitą, galim pavadinti, projektą, ką aš darysiu su šita vieta, ką aš darysiu pas save kaime. Tai jo, dar kartelis ačiū jum, kad mane palaikot ir laukit mano tolimesnių nuotykių šitoj gražioj, nuostabioj vietoj.
Ačiū.